šajā Kurzemes derbijā 59. minūtē Simons Pauļus atklāja rezultātu. Ja pirmajā puslaikā neliels pārsvars, manuprāt, bija Liepājai, šo puslaiku labāk, tieši personāla ziņā labāk. Redzam, kā Ventspilsnieks svin, bet Žigājevam iedeva brīdinājumu par to. Jā, lūk, par šo epizodu viņam iedeva brīdinājumu par to, ka viņš nolika buci un ļoti skaisti nofotografēja komandu. Šis jau varētu arī aiziet. Štai taip, 86. rungtynių minutę aikštėje po keitimo. Visai neseniai pasirodęs Dmitrij Kaubas. Dabar lygina įvartį ir aplodismentais padėkoja pats savo šį ir komandos draugams. 1-0 Hidetoshi Vakui 52. minuti lõpus tuleb ära, ütleme, et ei kuskil, aga sai oma hooaja 7. värava kirja ja tõesti algas see Martin Mungilt. Kalju on tõesti nüüd oma hoo sisse saanud ja Vakui on leidnud seda. Ütleme, mis see keskkaitse natuke Narva selline pikemalt. Na, šiaip tikrai žaidėjas, sakyčiau, su keitimu. Treneris pataikė, o čia koks įvartis ir Kruoja. 2-0. Čia viskas jau baigėsi. Galite eiti namo, kadangi eina iš aikštės ir Kruoja žaidėjas. Na, kažko tokio senai nemažiau, tiesiog neįtikėtina. Dabar kaip nepasisekė Mariui Rapoliui, na, sveikinimai Kruojai. Užuojauta Žalgiriui, kažko tokio nepamatysi kiekvieną dieną. Cirkas tik be gyvūnų neįtikėtina. 2-0. Kruoja iškovoja 3 taškus, o įvartis specifinis. Tiesiog panevėžiečiai šiandien buvo šiek tiek stipresni už Gargždų futbolininkus ir tikslingai, nuosekliai siekia tikslo. Vaidas Slavickas ir Igoris Kozlovas čia švenčia ir džiaugiasi. Vytautas Lukša. Čia Andrius Velička, jo šūvis iš toliai ir Andrius Velička, o dieve mano, netikiu tuo, ką matau. Koks įvartis! Andrius Velička, tiesiog neįtikėtina. Bravo Andriui! Koks įvartis! Na, tai vienos įspūdėte. Auva ekipoje antroje Bundeslygoje rungtyniaujantis krašto saugas mėgia va tokį įvartį į vartų 9. Ir jokių variantų Nikui Mempai